Sveiki, sveikinamės iš Samaš stendo Agrošou Bednare 2025 parodoje ir norėtume padaryti mažą turą per gamintojo ekspoziciją ir parodyti beveik visus gamintojo siūlomus modelius. Čia jau ne visai mažas turas gausis. Taip. Pradėsim nuo vartytuvų, nes gamintojas čia demonstruoja ir pakabinamus, ir prikabinamus vartytuvus. Turim vartytuvą, kaip ten sako, nuo čia iki kažkur. 12 metrų prikabinamas vartytuvas. 13 metrų net. Mes bandėm pas save, ten buvo 10 turbūt rodyti. Taip, ir tai buvo kosmosas. Šitas stendas puikiai iliustruoja pakabinamo vartytuvo kopijavimo galimybės, tad pirkdami tokį vartytuvą irgi galite būti ramus, kad jis puikiai iškopijuos jūsų nelygius laukus, kalvotus, ypač Aukštaitijoje ir Žemaitijoje irgi daug kalvų, tai gal net neverta pabrėžti kur, bet tinkamas visom tom tokiom nepatogiom sąlygom. Tai ką, vartytuvus apžiūrėjom, dabar eikim žiūrėti šienapjovį, ką naują turim. Iš šienapjų naujų modelių kol kas turbūt nieko naujo per daug neturim parodyti, ko jau anksčiau nematėt. Gal labiau tokių modelių, kurių iš vis pas mus nebuvo parodose, nes yra ir tokių lengvų priekinių šienapjovių iš ekonominės klasės. Samba Priekinė šienapjovė Samba, čia yra ta alternatyva, kai sakė, aš galiu žymaus gamintojo šienapjovę gerokai pigiau nupirkti Samašą. Mes, aišku, niekad net nesiūlom tos Sambos pirkti, nes tai yra visiškai ne mūsų sąlygoms skirta šienapjovė, kuri visiškai neturi kopijavimų, bet jeigu kažkas turi labai lygius laukus ir jiem nereikia kopijavimų ir tikrai su mažos galios traktorium reikia priekinė šienapjovės už nedidelę kainą, tai Samba F yra variantas jums. Skirtumas nuo KDF yra tas, kad čia naudojama ne Perfect Cut jaunamoji, kaip čia atsidaryti. Tą turbūt dar reikia patraukti. Nu gerai, pro čia parodysim. Čia yra Sambos jaunamoji ne Perfect Cutas, tai visiškai išlengvinta ir kaina nuo KDF turėtų skirtis kažkur 20%. taip. XT350, keletą kartų per metus šį modelį irgi Lietuvoje klientai įsigyja. Tai jis yra ypatingas tuo, kad turi sustiprintą pakabinimo rėmą, turi Hardoxo Pjaunamąją. Ypač vulkaninės, ypač yra populiarios ten, kur yra daug vulkaninės kilmės uolienų. Nes sakė, ta vulkaninės kilmės uoliena pjauna metalą kaip deimantas. Tai sakė, šios šienapjovės ten puikiai tarnauja, nenusidėvi ir tikrai yra labai populiarios. Ir dar vienas XT privalumas, tai užsivertimas 40, nu ne 5 laipsnių, bet gal 30 laipsnių. Pasislepia už traktoriaus realiai, nėra šonio tokio. Taip pat XT šienapjovė gali būti ir 3,90 pločio. Tai jau toks pakabinamų šienapjovės turbūt limitas. Kas, mačiau dar turbūt, kas Fela 4 metrus turi. Galbūt. Iš priekinių šienapjovių tai klasika KDF. KDF S su plaušintuvu iš galo. Turbūt vienas populiariausių mūsų KDF modelis su plaušintuvu, aišku, renkasi, kai būna drugeliai viso komplekto. Prie komplekto, o šiaip paprastų KDF-ų, tai šiemet bijau su mano tikrai virš 10 pardavimų. Ir ne tik su drugeliais, bet matau, kad vis populiarėja ir prikabinamos šienapjovės KDC. Taip. Ir su transporteriais, ir su traiškytuvais, ir su vien su plaušintuvais įvairios modifikacijos. Jau šiemet tikrai galim pasakyti, kad turim visokiausių modifikacijų šienapjovų pardavę. Ką čia turime? Centrinis pakabinimas KT. KT. Tai su šiuo modeliu jau visi bus susipažinę. Centrinis pakabinimas. Neseniai turbūt matėte ir pas mus tik tokia buvo apibūdinimas šio modelio, kaip šienapjovė atsiverčia atgal. Tai tikras modelis buvo su plaušintuvu pas mus. Taip. Bet principas tas pats. Tai šienapjovė atsilenkus jį šiek tiek patogiau transportuoti, nes svoris tolygiau pasiskirsto ant traktorių šulnų. Ir gali atsilenkti atgal. Ir jeigu turite kažkokius tiltus, nežinau, arba į daržinę norit įvažiuoti ir pastatyti atbulas, tai tas jau yra įmanoma. Na irgi, kaip ir sakėm, tai, ką pardavėm daugiausia, tai KDF-as yra paprastas, be plaušintuvo, puikiai kopijuojantis, turintis tikrai labai
didelę kopijavimo amplitudę, tyliai dirbantis, patogus ir paprastas. Ir galinis sąstatas KDD 941, irgi be plaušintuvų. Šiemet irgi pasirinkti pardavę. Ai, va dar ką verta paminėti, dėl ko skiriasi. Dažnai žmonės sako, kad garsaus gamintojo priekinė šienapjovė yra panašios kainos kaip ir Samaš. Nu tai nereikia lyginti skirtingų dalykų, įsigilinti į padargo komplektaciją, ką labai rekomenduotume ne tik kainos prasme žiūrėti, o pačią konstrukciją. KDF šienapjovė yra traukiamo tipo, turi daug didesnį kopijavimo spektrą ir gali veikti daug didesnės kliūtis ir jas sutikus, tai jinai pakyla, o neįsiremia. Taip. Vienas dalykas pakyla, bet ir atsitraukia dar. Kadangi eina atgal, tai jinai turi tą atsidavimą atgal. Už mūsų dar vienas drugelis, tai drugelio ypatybė yra Flagmanas čia jau. Gamintojo flagmanas su ISOBUS sistema, tad pasijungus šienapjovę galima eksploatuoti ir valdyti traktoriaus ISOBUS monitoriumi. Ir priekyje pastatyta ir XDF šienapjovė, yra irgi Lietuvoje tokių dirbančių. Tai jau yra ne su spiruoklinė, su hidropneumatinė pakaba, su centriniu tepimu. Pats rimčiausias priekinės šienapjovės gamintojo modelis. Centrinis tepimas tai nėra automatinis, vis tiek turi operatorius ateiti čia atsidaryti ir patepti. Taip. Bet jau nereikia kažkur, kaip sakant, valiotis, lankstytis. Taip. Visų šių modelių apžvalgas galite išsames rasti mūsų YouTube kanale, nes ne vieną kartą ir iš gamyklų, ir iš lauko dienų tą rodėme. Iš greblių gamintojo flagmanas tai MRG 2900. Galime pasidžiaugti, kad pirmasis Lietuvoje Samaš greblys jau ir dirba. Ir sėkmingai labai dirba. Labai patenkinti yra darbu. Vienas iš tų dalykų yra, kad Samaš greblys turi nuosavą hidrauliką. Tai yra, jam nereikia labai didelio traktoriaus. Kaip ten, kur pardavėm, tai puikiausiai dirba su 120 arklių traktorium, kadangi nereikia atskiro tepalo. Čia yra integruotas tepalo bakas ir rėma. Tai vienas dalykas turi didelį plotą aušinimą, antras dalykas, kaip ir sakiau, kad kai yra integruotas, tai nereikia didelių arklių darbinį įsijungi ir jisai visą hidrauliką užsimaitinant darbinį. Pats padargas sveria 5,5 tonos, tai irgi vienas iš privalumų, kam nereikia tų didelios traktorius grėblį vilkti, ar ne? Taip. Sekcijos, žinoma, prasiskečia į šonus ir galima dirbti įvairiom modifikacijom, arba grėbti į šoną, arba sustūmus permesti masę į kairę ir į dešinę, viskas priklauso nuo jūsų poreikių. Apie MRG turbūt jau neturim ką pridurti. Matom Z2 960, šio modelio apžvalgą irgi jau prieš 2 metus tikriausiai matėte mūsų YouTube kanale. Didžiausias gamintojo kol kas. 2 rotorių greblys. Sakau kol kas, nes turbūt... 2 rotorių didesnis ir nebus. Taip, 2 rotorių tikrai ne. Labai tikiu, kad Hanoverio parodoj gamintojas turės visiems kažkokius staigmenų, nes visą laiką būna didžiausias premjeros toj parodoj. Taip. Tai 960, pažiūrėkit kokio dydžio alkūnės, ne šiaip iš vamzdžio, o iš kardaninių citrinos profilio. Vamzdžių tai dėl tvirtumo čia jau negali būti ir kalbų. Šitoj vietoj gamintojas neišradinėja dviračio ir pasiėmė tai, kas yra šitoj, ko gero, tobulai vienas į kitą susileidžia ir tikrai tvirtumo, jeigu jau laiko ant kardanų, tai ant šitų rankų, tai čia, kaip įtariu, čia amžinas dalykas. Taip. Stende matome ir Z2 800 grėblį, naujo dizaino. Tai ko gero, kad šis modelis pakeis senąjį Z2 780 grėblį. Skirtumai esminiai ne tik dizainas, bet ir pasikeitusi važiuoklė, tokia pati kaip ir 960 modelį. Pasižiūrėkit, kaip kardanai eina jau ne kampu, o tiesiai iš čia. Jo, čia irgi vienas iš tų privalumų, kur Z2 960 buvo įdiegtas. Pasakyk, koks privalumas, kad kampu eina kardanai? Toks, kad gali po vieną rotorių kilnuoti laisvai. Su vienu, jeigu tarkim grebi galų laukį kažkur sueina siaurumas, gali vieną rotorių pakelti ir tau nieks
jisai sukasi ir viskas. Kai yra kardanai iš vidurio, tu negali, nes tau užlauži. Ir spaudimo reguliavimas, žiūrėk, yra. Taip, kadangi čia yra ko gero hidraulinis spaudimas į dirvą. Taip, kiekvienai pusėje yra slėgio manometrai. Galima pasireguliuoti. Nu, bet kadangi tai yra prototipas, mums dar nuodugnai nieks apie jį nepasaka. Bet ateis laikas, viskam savo laikas. Swiss 710 jau taip pat pirmasis išvažiavo į Lietuvos laukus. Iš 600 jau ne vieną matėte ir daug jų yra parduotų. Šitas išsiskiria to, kad turi vieną alkūnę daugiau ir 0,5 metro didesnį darbinį plotį. Turbūt seniausias greblys pasaulyje, ne? Toks. Kaip nesaulutė, bet toks permetė. Ne nesaulutė, bet pirmieji arkliniai tokie būdavo grebliai. Tokio tipo. Čia labai švariai grebė, nevelka irgi per žemę. Nevelkau permeta, taip? Permeta, taip, nevelkau permeta. Nu, kaip rankom, grebė kaip rankom iš tikrųjų. Taip. Puikiai dirbantis čia sutinės, jau sukasi, perdavimas. Na ir komunalinės technikos taip pat turime šiek tiek pademonstruoti. Tai vienas populiariausių mamut modelių iš mulčerių, mažesnių kažkaip nelabai ir parduodam, visi renkasi jau prie traktorių mamutus, jis gali būti 2,5, 2,80 ir 3 metrų darbinio pločio. Kabinamas tiek ant priekio, tiek ant galo, 1000 apsukų reduktorius, dvigubas korpusas, sunkus plaktukai, toks HTS serijos. Jeigu turėjau šitą priekę, tai gali dar dvigubą ant galo kabinti. Yra pas mus video, bandėme Lietuvoje, turėjom atsivežę, darėm demonstracijas. Pas mus dar nėra populiarus smulkinti ražienų, dar tas dalykas ateina. Bet kol kas, ten, kur augina kukurūzus, kaip tas vabaliukas vadinasi, kur stiebuose apsigyvena. Kažkoks ten. Taip. Tai visi Vokietijoje, bendrai vakaruose, Prancūzijoje, tas vabaliukus, kad jų išvengti. Bet pas juos yra privaloma. Pas juos jie turi privalomai. Nupjau, jie negali palikti ražienos ten aukštesnės negu 5 cm, kadangi to stiebo nieks į pastarą nenaudoja, tai pjauna kukurūzą aukščiau, po to viskas multi. Tai nėra kalbų, tai vat Twin jau užtikrina maksimalų našumą ir smulkinimą 8 metrų 60 cm pločio. Tai KBRP 250 modelis atsiradęs pernai, ne? Užpernai. Atsiradęs pernai ir esantis jau kiekvienam rajone tikrai po vieno, kai kuriuose net po kelis. Iš šoninių mulčerių mūsų bestselleris, tikrai galiu drąsiai sakyti. Šiemet labai daug pardavėm. Nes turi mamuto vereną, sunkius plaktukus, daug didesnis negu 200, net gamintojas ir nedemonstruoja. Šitą atsivežė, bet tikrai solidžios konstrukcijos. Taip pat dvigubo korpuso, va čia verta parodyti, kaip atrodo tas dvigubas korpusas, kokio storio plokštės įdėtos. Matai? Tai jeigu akmenys pagauna, tai galite būti tikri, kad jums į išorę korpuso neišmuš. Ir paskutinis tai KVT 651 EP modelis su elektroproporciniu valdymu, tai reiškia su joysticku. Taip pat turėtų atsirasti ir EP+. Tada, kaip tas modelis vadinsis? Na, čia dabar testuojamas dar yra. Palikim biškį intrigą. Taip, tai bus dar geresnis manipuliatorius. Šitas yra 6,5 metro darbinio pločio. Taip pat yra Camel, 9 metris, jeigu kažkam reikia. Visi modeliai turi savo hidraulinį siurblį su 90 litrų našumu. Ir tas siurblys jau duoda pavarą hidrauliniai galvutei. Tai ar tai būtų mulčeris, griovimų valymo įrenginys. Labai gerai yra dar parodyta, ta 651 EP modelis turi tą funkciją, kad čia yra šitoj vietoj ta alkūnė laužiama. Ir kai tu pjauni su traktorium šalia traktoriaus, kai reikia pjauti, jeigu tu neturi laužiamos alkūnės, tai tau pjovimo galva pasistepia tiesiai už rato. Kai tu turi paslenkiamą alkūnę, tai tu pjauni ties priekiniam durelėm, turi labai gerą matomumą ir gali visas kliūtis apeiti. Taip, nes tokią funkciją tai gali gauti tik tai mulčeriuose, kur pasigabiname per traktoriaus vidurį, tai čia reiškia komunalinis traktorius, tai šiaip su jo neprisikabinsi. O iš priedų Lama 121 HD tai turbūt populiariausias pasirinkimas. Labai mes turim pardavę ir iškabinus. Ką dar perka prie alkūnių? Paskutinį kartą nusipirko PT pjūklus ar pakelių tvarkymo. Po toliau to iš tikrųjų ateina pas mus
nežinau, į madą, bet turbūt kultūra biškai. Vakarietiška kultūra. Vakarietiška kultūra ateina ir tikrai tie padargai nėra sukurti tiesiog, kad sukurti, kad, nu, ta prasme, kad jie tiesiog būtų. Jie yra sukurti, kad kažkur yra jiem poreikis ir kuo toliau, to labiau yra pas mus tikrai klausia ir tikrai dirba jau tų padargų visokiausių. Tai matai, mūsų valdžia tai irgi daro kažkokius mainus, pažindinasi su Vokietijos, Lenkijos, nežinau, Prancūzijos, Italijos miesteliais ir žiūri, kaip pas juos tvarkosi ir mato, kad pas mus galima lygiai taip pat pasidaryti, dėl to ir atsiranda. Ne kažkokio kosmoso. Tai va, tiek naujienų iš Samas stendo. Prisiminkit, kad Samas šienapjovės, ko gero, žinai kaip Kalsbergas sako, ko gero geriausias alus pasaulyje, tai mes sakom, kad ko gero Samas yra populiariausia šienapjovė Lietuvoje. Tad kreipkitės, tikrai turime pasiūlyti įvairiausių modelių pritaikomų prie jūsų ūkio pagal visus poreikius, nuo mažiausių iki didžiausių.